Elektros įrenginių montuotojas. Nuo elektros gamintojo iki vartotojo, nuo elektros generatoriaus iki kiekvienų staklių, elektros variklio, šildymo įrenginio, šviesos šaltinio yra tūkstančiai kilometrų požeminių kabelių, oro linijų, laidų, ilgintuvų, šynų, galios, šildymo, ryšio, instaliavimo kabelių, elektroninių instaliavimo įrenginių. Šimtai vidutinės ir žemosios įtampos bei skirstomųjų įrenginių, galios transformatorių, transformatorių pastočių, komplektinių pastočių, elektros valdymo ir kontrolės įrenginių, ryšio, signalizacijos ir apsaugos priemonių, apskaitos ir automatikos skydų ir daugelis kitų įrenginių. Elektros įrenginių montuotojas montuoja skirstomosius elektros įrenginius, o taip pat pramonės įmonių, ligoninių, televizijos studijų, prekybos centrų, pramoninių šaldytuvų, gyvenamųjų namų vietinę elektros instaliavimo sistemas. Montuoti, parengti eksploatacijai ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius gali tik kvalifikuoti specialistai, sugebantys įrengti elektros instaliaciją, montuoti įvairią elektrotechninę armatūrą, pajungti elektros prietaisus ir variklius. Elektros įrenginių montuotojų poreikis didėja, nes Lietuvoje plačiai diegiamos naujausios užsienio technologijos energetikos valdymo, eksploatavimo saugai ir patikimumui užtikrinti, keičiami seni pramonės įmonių elektros ir automatikos įrenginiai, automatinės gamybos linijos, automatinės kontrolės sistemos keičiamos naujomis, našesnėmis, ekonomiškesnėmis. Plečiantis miestams, didėja elektros energijos poreikis, senosios oro linijos ir jų atramos trukdo miestų plėtrai, todėl tiesiamos požeminės kabelių linijos. Elektros tiekimo linijas aptarnaujančių darbuotojų darbo sąlygos yra nelengvos. Vienu atveju jie dirba aukštai keltuvuose remontuodami ar montuodami oro linijas, kitu atveju leidžiasi į šulinius dirbti su kabelių linijomis. Tai ganėtinai kruopštus darbas, reikalaujantis nepaprasto atidumo dirbant su jungtimis ir kontaktais. Pavojinga atlikti remonto darbus esant įtampai. Elektromonterio darbas yra labai atsakingas darbas ir be to labai pavojingas. Todėl reikia labai kruopščiai ir nusiteikti tam darbui. Šie elektros pastotės galios transformatoriai buvo pasenę ir nesaugūs, todėl elektros tiekimas dideliai miesto daliai galėjo bet kuriuo metu nutrūkti. Elektros įrenginių montuotojai, nenutraukdami elektros energijos tiekimo, išmontavo senąjį galios transformatorių ir pakeitė jį nauju. Tai sudėtingas, daugelio specialistų koordinuoto ir atsakingo darbo rezultatas. Elektros įrenginių montuotojas ir derintojas atlieka bendruosius elektros instaliavimo darbus, nustato elektrinių elementų parametrus, geba parinkti reikiamus laidus, sumontuoti prietaisus ir blokus iš atskirų detalių ir mazgų, moka matuoti įrenginių parametrus ir atlikti derinimo darbus, surasti gedimus ir juos šalinti. Jis taip pat geba naudotis techninę dokumentaciją, žinynais, techninė literatūra, kita informacija, moka braižyti ir skaityti surinkimo, sujungimo brėžinius, principines schemas, skaityti elektros schemas, matuoti elektrinius dydžius. Liudo brigada montuoja elektros įrenginius naujame Klaipėdos šaldytuvų terminale. Pirmiausia buvo sumontuota galinga pastotė su 2600 kW transformatoriais, elektros skydiniai, nutiesti magistraliniai kabeliai į kiekvieną šaldytuvą. Šito objekto darbas yra sudėtingas to, kad jis yra neeilinis. Čia Lietuvoje tokie šaldytuvai yra keletas tik tai, dėl to ir reikia patirties daug turėti, ir profesionalumo, ir darbuotojai, elektromontuotojai turi būti labai patyrę.
turėti kvalifikaciją, išsilavinimą. Šitam darbe reikalingi įgūdžiai, neužtenka dienos ar mėnesio, čia metais įgyjama. Yra pas mus darbuotojai, kurie dirba po 15 ir daugiau metų, tai jau su šitais darbuotojais jau galima atsakingus darbus dirbti. Elektros įrenginių montuotojas turi išmanyti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, taip pat nusimanyti apie elektromechaninius prietaisus ir įrenginius, transformatorius, elektros energijos skirstymo įrenginius, pastotės, elektros variklius ir generatorius, elektros perdavimo linijas, mokėti parinkti montavimo ir matavimo įrankius, išmanyti montavimo įrankių priežiūros taisyklės, dirbti su šiais įrankiais ir kita automatinė įranga, dirbti individualiai ir komandoje. Elektros montuotojui dažnai tenka dirbti pavojingose zonose, arti darbo vietos dirbant kėlimo mechanizmams, aukštyje, įvairių metų laiku. Šios kvalifikacijos darbuotojui svarbu logiškai mąstyti, būti kruopščiam, gebėti sutelkti dėmesį, nebijoti aukščio. Būtinos tokios asmenybės savybės, kaip pomėgis technikai, tikslumas, atsakingumas, pareigingumas. Elektros įrenginių montuotojai turi turėti gerą fizinę ir psichinę sveikatą. Geras regėjimas, gera reakcija, puikiai akių, rankų ir pirštų judesių koordinacija padeda jiems atlikti sudėtingus ir atsakingus darbus. Elektros įrenginių montuotojas turi išmanyti ir priešgaisrinės saugos pagrindus, pagrindinės elektros įrenginių sukeltų gaisrų gesinimo priemonės ir mokėti jomis naudotis. Jis taip pat turi gebėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiems nuo elektros srovės ir kitais nelaimingų atsitikimų atvejais, suvokti žalingą žmogaus gamybinės veiklos poveikį gamtai. Elektros energija naudojama visose mūsų gyvenimo srityse, nes didėja elektros energijos poreikis. Šiandien vis daugiau naujesnių, sudėtingesnių ir galingesnių elektros įrenginių bei prietaisų ateina į mūsų gyvenimą. Jiems tvarkyti ir prižiūrėti reikia profesionalių, išmanančių savo darbą specialistų.